Iš Europos čempionato Baltarusijoje su aukso medaliu grįžus irkluotoją Mindaugą Griškonį pasveikino į spaudos konferenciją susirinkę žurnalistai. Irkluotojas jau vadinamas antruoju Virgilijumi Alekna. Jam Londono olimpiadoje specialistai prognozuoja itin aukštą poziciją. Dar yra rezervų pas Mindaugą, ir jeigu jie bus pagal vieną pedagoginį tokį principą nuoseklumą realizuojami, tai Londono olimpiadai turėtumėm būti pirmam finale. Aš nesakau, kad bus medalis, labai jau visiems tik kabina, ten gali būti ir pirmas, ir šeštas. Sportininkas čempionate pademonstravo ne tik meistriškumą, bet ir šaltus nervus. Varžybų pradžioje incidentas, kai Mindaugui iš rankų išsprūdo irklas ir valtis vos neapvirto, sportininkui nesutrukdė užlipti ant nugalėtojų pakylos. Bet Mindaugas gana greitai susigraibė, pasiėmė irklą ir pradėjo toliau. O važiuojant šalia dviračiais, ten važiuoja visi treneriai ir buvo labai gerai girdima graiko ir kroato reakcija. Maždaug, labai gerai dabar dirbo. Mes laimėsim. Mes maždaug, vienas iš rimtų priešininkų jau kaip ir iškrito iš kovos ir dabar mes turėtumėm aukštesnį vietą. Bet Mindaugui užteko kažkur 200-300 metrų vėl grįžti į lyderio poziciją. Europos čempionate Mindaugo valtis svėrė porą kilogramų daugiau nei kitų sportininkų naujas inventorius, o tai yra kliūtis kovojant dėl aukščiausių vietų. Šį kartą valčių skirtumai nesutrukdė, tačiau iki olimpinių žaidynių būtina surasti finansų naujai įrangai. Po 6 minučių darbo visos valtis į 1 sekundę, kokios 4 eina. Įsivaizduojat, kiek reiškia kilogramas, centimetras. Pinigų trūkumas jaučiamas ir treniruočių bazėse. Profesionalioms treniruotėms Lietuvoje sąlygos nėra itin geros. Irklavimui skirtų lėšų vos pakanka sportininkų parengimui. O irklavimo bazių remontui naujam inventoriui pinigų nuolat trūksta. Už federacijai metams skirtas lėšas būtų galima įsigyti vos 6 valtis. Taigi pinigai pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvoje turime vos keletą profesionalių irkluotojų. Labai sunku iš tikrųjų treniruotis, kaip Lietuvoje nėra konkurencijos, bet jau porą metų treniruojuosi su sportininkais, kurie turi labai stiprią sporto šaką ir irklavimą pas juos. Kiekvienas olimpinės žaidynės jie parveža po medalį, tai mane 2 metus jau priėmė estai ir aš treniruojuosi su pačiais stipriausiais pasaulio irkluotojais. Tai man galbūt tai patempė ir man padeda tobulėti. Kitąmet Mindaugo Griškonio laukia pasaulio čempionatas Naujojoje Zelandijoje. Bet kokios spalvos parsivežtas medalis būtų puikus Lietuvos irklavimo mokyklos, gyvuojančios jau 125 metus darbo įvertinimas.